Sveiki, jeigu jūs jau žiūrite šią trečią pamoką, reiškia jūs tikrai norite pradėti savo verslą. Taigi šioje pamokoje mes mokinsimės rašyti postus, kad žmogus susidomėtų ir greičiau ateitų į jūsų komandą. Pradedame. Taip, socialiniai tinklai pasikeitė. Nežinau, ar žinote tokį faktą, kad naujienų srautas nerodo jūsų visiems jūsų draugams. Jūsų postus mato tik 7 procentai, geriausiu atveju 12 procentų. Todėl labai svarbu laikas nuo laiko pravalyti savo draugų, sekėjų gretas. Kai mes vedame savo profilį nesąmoningai, tai jame atsiranda visokios elektroninės parduotuvės, kurios jūsų niekada neskaito ir neskaitys, jos kaip tik nori, kad jūs pas juos pirktumėte ir juos sektumėte. Kažkokie vyrai, užsieniečiai, vaikai, neaktyvūs akauntai, avataruose gėlytės, šuniukai ir taip toliau. Todėl užduotis numeris 1 – pravalyti draugų sąrašą ir nereikia siekti didelio jų kiekio, nebijokit jos išvalyti, nes įsivaizduokite, naujienų algoritmas apima tos 7-12 procentų. Ir pavyzdžiui, iš jų 5 procentai užima tie nereikalingi sekėjai ir draugai, o kai jūsų turinį matys reikalingi draugai, taip pat naujienų srautas jūs stums į priekį ir jūs matys daugiau žmonių ir tokiu būdu jūs turėsite daugiau sekėjų. Tikiuosi, su šiuo postu jums viskas yra aišku. Toliau reikia išlaikyti tos žmonės pas save puslapyje. Kągi tai reiškia? Visų pirma, jie turi būti aktyvūs, perskaityti postą iki galo, peržiūrėti video iki pabaigos ir įsitraukti į mūsų publikacijas, nes jos yra rodomos tik 20-30 minučių įvairiems žmonėms. Ir jeigu tie žmonės, kuriems buvo parodytas turinys, neįsitrauks, tai jis nebus rodomas niekur toliau. Todėl mūsų užduotis kurti tokį turinį, kuris įtrauks žiūrovą, sudomins turiniu ir turi būti taisyklingai struktūruotas. Jums rekomenduočiau prie foto parašyti adresą ir žodelį skaityk toliau. Tokiu būdu mes pritraukime ne tik svetimus žmonės, jie matys pavadinimą jūsų posto, bet ir žmonės, kurie mus jau seka ir perskaitytų toliau, nes tokiu būdu dar labiau pritraukiame jų dėmesį. Turi būti iššaukiantis pavadinimas ir būtinai paliesti auditorijos skausmą. Ir pačioje pabaigoje kviečiame įvykdyti kažkokį tai veiksmą ir turinio marketingas tai yra procesas, kuomet šalta auditorija tampa mums lojali. Naudinga pardavimo posto struktūra susideda iš 3 dalių – skausmas, sprendimas ir produktas. Čia tas pats algoritmas, taip kaip mes kalbėjome, kaip reikia rašyti profilio kepurę ir tai yra užslėpta reklama. Netiesiogiai parodo jūs iš kitos pusės, eksperto pusės. Ir kiekvienas postas generuoja užklausas ir šildo auditoriją. Pardavimo paslauga apie prekę soctinkluose tiesiogiai dažniausiai žmonės atbaido, nes jie dar nėra pakankamai sušilę, kad kažką pirktų iš jūsų. Taigi tam ir yra sukurtas autopiltuvėlis, kurio paskirtis yra pereinant žmogui per tam tikrus etapus labiau ir labiau susišildyti. Taigi dar kartą pažvelkime tai, apie ką mes jau kalbėjome. Taigi mes įpakavome savo profilį. Mes kūrėme teisingą turinį, mokėmės rašyti pardaviminius postus, tada algoritmas mus dar toliau pastumia ir parodo dar daugiau žmonių. Tada mes galime papildomai pajungti nemokamą srautą arba mokamą. Jei norite dar labiau žmonės vesti į autopiltuvėlį per kažkokį tai gaidą ar vadovą, kurį mes dovanojame po postų. Vėliau žmogus pereina žiūrėti video ar mokymus. Čia galima panaudoti botą ir pačioje pabaigoje kviečiame žmogų į konsultaciją apie tai,
papasakosiu kitoje pamokoje. Arba jeigu jis dar nėra pasiruošęs ateiti į konsultaciją, tai tada mes tokį žmogų vedame per botą Telegram kanale, kurį mes irgi kursime. Ir jeigu jūs dirbsite toliau tokiu metodu, tai labai išsiskirsite iš savo konkurentų. Nes tai yra profesionalų metodas, tai yra profesionalus įrankis, su juo dirba dar kol kas labai nedaug. Todėl jūs tarp savo konkurentų, tarp kolegų galima ir tai pasakyti, labai stipriai išsiskirsite. Reikia suprasti tą faktą, kad į autopiltuvėlį pas jūs ateis tik tie žmonės, kurie jau yra pas jūs draugose ir jūs stebi. Kuomet su jais padirbėsite, tuomet mums reikia įdiegti metodus, kurie mums atneš naują srautą. Na, o dabar papasakosiu apie kiekvieno srauto metodiką. Liking galima automatizuoti. Virusinis postas visada veda toliau į kokį nors checklistą arba vadovą, kur žmogus gaus dar daugiau naudos. Kvietimas į draugus, tikslinė auditorija, dovanos, partizaninis marketingas, barteris, nesibaigiantis sąrašas. O dabar pakalbėkime apie kiekvieną metodą atskirai. Kas tai yra likingas? Tai postų paspaudimas po postų mūsų tikslinės auditorijos arba nuotraukomis. Pirmiausia, tai mes taikome Instagram, bet galime taikyti ir kitose socialiniuose tinkluose. Žmogus pamato, kad jį kažkas palaikino ir jis iš smalsumo pereina į jūsų postą. Na ir tada jis paskaito jūsų profilio aprašymą, pažiūri į jūsų nuotraukas ir studijuoja turinį. Ir jeigu jam jis įdomus, jis lieka. Tada galima automatizuoti būtent Instagram. Kitas būdas tai yra virusinis postas, jis veda toliau į kokį nors checklistą vadovą, kur žmogus gaus dar daugiau naudos ir jį perveda toliau per autopiltuvėlį. Kvietimas į draugus, tikslinės auditorijos. Mes kviečiame savo tikslinės auditorijos žmonės į draugus. Jie pradeda mus sekti, jie mus skaito. Šį procesą taip pat galima automatizuoti. Dovanos. Tai mes dovanojame gaidus, vadovus, video pamokas, taip pat duodame žmogui naudos, kad jam būtų įdomu mus skaityti, žiūrėti, kad tikrai jis gautų pridėtinės vertės. Pavyzdžiui, jeigu duodame kažkokį gaidą, pabaigoje mes vedame žmogų kažkur toliau. Kaip jau pastebėjote, per autopiltuvėlį mes toliau ir toliau vedame žmogų, šildome ir šildome ir visada tai baigėsi arba konsultacija, arba atėjimu į komandą. Partizaninis marketingas. Tai kai mes rašome protingą komentarą, o ne šiaip savo, kad būtų į temą po mūsų kažkokio konkurento ar žinomo mums žmogaus postų, kuris yra susijęs su mūsų tikslinė auditorija ir kur mes parodome savo profesionalumą. Tada žmonės atkreipia dėmesį į tokį komentarą. Žmonės iš smalsumo eis pažiūrėti jūsų profilį ir taip pat kaip ir laikingė. Jis ateina į jūsų puslapį, ten pasilieka arba ne. Barteris. Tai kuomet mes apsikeičiame reklamomis su kažkokiu tai panašiu žmogumi kaip ir jūs. Ir pas jūs ir pas tą žmogų turi būti maždaug vienodos idėjos ir postai. Jeigu pas tą žmogų bus mažiau, jis tiesiog nenorės su jumis keistis. Ir paskutinis tai nesibaigiantis srautas. Tai žmonės, su kuriais mes jau kažkada kontaktavome, bet dabar mes turime pasiūlyti jiems kažkokį naują pasiūlymą, informaciją. Ir dar kartelį galime su juo pabendrauti. Ir dar šiek tiek apie plėtrą, nes tai yra labai svarbus punktas mūsų sistemoje. Ir todėl būtent piltuvėlis, nes mes turime automatizacijos elementų palengvinančius jūsų darbą. Todėl ir yra autopiltuvėlis, vadinasi, yra automatizacijos elementai.
Ir kokie tai yra elementai? Mes pajungiame reklamą dar didesniam srautui. Jeigu mes norime plėsti mūsų potencialių partnerių srautą, įdiegus botus, kurie už mus bendrauja su potencialiais partneriais ir toliau veda per piltuvėlį. Ir dėka chatbotų žmonės patys registruojasi į komandą arba registruojasi konsultacijai. Tai jau šios pamokos pabaiga ir turėsime dar vieną pamoką, tad susitiksime jau joje.